Pirma reikia pasiimti maisto lentelę, kaip visą laiką. Pasiimame peilį normalų, kuris normaliai pjauna. Paskiau jogurtą. Jis yra Dobilo jogurtas. Tai pirkite Dobilas, nes turėtų gauti skaniai. Pasiėmėm obuoliuką. Ir dar galima, aišku, pasipjausti kitų ingredientų, kaip pavyzdžiui bananų, mandarinų, apelsinų ir taip toliau. Tai mes dabar imsim mandariną. Nežinau, ar gerai viską darau. Jeigu kas yra virėjas ar kepėjas ar gamintojas maisto, tai parašykite į komentarus. Pirma, reikia nusilpti mandariną. Aš čia biškį užtruksiu, tai sustabdysiu video. Na ką, dabar tiesiog reikės suspjausti mandarinus ir galėsim dėti jogurtą. Paskiau bus obuolys. Dabar tik liko atsidaryti jogurtą. Jogurtas atsidarytas. Dabar tik reikia šaukšto, su kuriuo galėsim išmaišyti. Aš žinau ilgą šaukštą, kad paskiau nereikėtų, kad tiesiog kad būtų gražesnis biškį. Aš čia lempą tiesiog pasakiau, belenką pasakiau. Aš žinau, aš esu nubas, bet nieko tokio, viskas okei. O kaip viskas atrodo. Dabar, aišku, nieko nesimato. Dabar tik viską išmaišysiu. O paskui viską į lėkštutę mažą sudėsim. Dabar obuolys. Reikia biškį mentelį nuvalyti. Obuolį reikia padalinti į dvi puselės. Ir perpjauti dar per pusę, kad būtų kuo smulkesnis ir kuo skanesnis. Na ką, pasiimame tokią, kad viskas tilptų. Toliau viską sudėkime į bliūdelį ir pradėkime maišyti.